Čia tarp namų augina ryžius. Bandysim praeiti, kad nenukrist. Iš tikrųjų, kalbant apie Indijos žemės ūkį, fermeriai apskritai bankrutuoja, daug labai nusižudo, nes paima didelius kreditus, atiduoti negali, derliaus nėra. Ir Indija dažniausiai padaro biznį ant žemės ūkio produkcijos. Verslininkai, traderiai, tie, kurie superka ir perparduoda. Daug kurkumos taip pat, ilgoji ciberžolė. Vienu žodžiu, tai yra. Labai dažnai būna, kad žmogus įdeda, sakykime, 1000 eurų per metus, o surenka 2 kartus mažiau pelną, 500. Aš nežinau, kaip jie čia gyvena.